plauks beveik 1000 km, iš kurių 400 yra smėlyje. Šiaip šiek tiek nerimą kelia automobilis, nes turime pakankamai aukštą variklio tepalo temperatūrą. Tas nėra labai sveika. 4. dieną praradom virš litro tepalo greičio ruože. Nuleidę tepalus greičių dėžėje randame jau tam tikrų metalinių detalių, turime ją atsarginę, bet Dakaras dar ilgas, dar reikia pasitaupyti. Šiuo metu yra 5 valandos ryto, mes tik esame grįžę į bivaką ir iki sekančio dienos starto yra 2,5 valandos. Mes planuojame padaryti pačius minimaliausius darbus, kuriuos turim padaryti ir norime startuoti penktadienio greičio ruožą.